1970 metus atsirado šis šokis ir po gero dešimtmečio jis išpopuliarėjo visame pasaulyje. O mes išvysime čia ant parketo vieną geriausių Lietuvos breiko šokėjų, vieną geriausių Europos ir vieną geriausių pasaulio breiko šokėjų Dominiką Banevič, Bigal Nika. Pasižiūrėkime filmuką apie ją. Turiu daug tikslų ir svajonių, bet tokia svarbiausia tai olimpinės žaidynės. Labai stipriai stengsiuosi ir dirbsiu ties to, nes žinau, kad viskas yra įmanoma ir kad Lietuva įsižiebtų pirmoje vietoje, tai irgi yra įmanoma ir kad mano vardas ten būtų. Tai stengsiuosi ties to ir taip pat turiu tikslą laimėti daug pasaulio čempionatų ir būti žinoma kaip asmenybė šokių pasaulyje. Dominika, net nebejoju, jog įsižiebs, kaip tu sakai, vardas. Taip kalbėjo Dominika Banevič Bigal Nika prieš porą metų ir dalį šių svajonių jį jau įgyvendino. Šiemet Dominika tapo pasaulio breiko čempione, Europos breiko čempione. Europos žaidynėse iškovojo bronzos medalį, o laimėdama pasaulio čempionatą kartu į Lietuvą parsivežė ir bilietą į Paryžiaus olimpiadą. Pasigirėkite Bigal Nikos pasirodymu. Viena geriausių breiko šokėjų pasaulyje, iš tikrųjų pati geriausia. Ačiū Dominikai. Ir čia štai ir dovanos, ir sveikinimai. Taip pat ir gėlių puokštė. Aha, gėlės ne Dominikai, gėlės visur ją lydinčiai ir tikrai, be galo atsidavusiai mamai Alinai Banevič. Ir štai tokia puikia komanda pasirodė čia Vilniaus Avia Solutions Group arenoje.